Sveiki, draugai. Gavau vieno iš savo sekėjų laišką, paklausimą, persiuntė man kanalo administratoriai. Klausė žmogus to, ko galbūt aktualu visiems. Ir nusprendžiau atsakyti į šitą paklausimą viešai. Tai kad bus lengviau, nes iš esmės klausimai kartojasi ir žmonėm akivaizdu, praktiškai poreikiai ir siuntės resuotumas yra, praktiškai vienodas. Visi dažniausiai užduodami klausimai yra praktiškai apie tą patį. Ir čia paklausiu, pavadinsiu šitą žmogų vardu Fox. Ir paskaitysiu jo laišką. Esu vardu, kaip ir minėjau, Fox, lietuvis, bet daug metų deklaravęs išvykimą iš LT. Dirbu ES šalyse. Stebiu jūs Facebook'e, matau kokią situaciją ir aplamai su ES. Noriu paklausti, ar įmanoma gauti leidimą atsidaryti įmonę Baltarusijoje, turėti privačią sąskaitą, vykdyti verslą su kitomis ES šalimis ateityje įsigyti nekilnojamą turtą. Ar viskas uždrausta? Ne, tikrai visa tai, ką paklausėte, tikrai yra viskas galima. Ir truputį detaliau papasakosiu vis dėlto, kokia yra su šitais dalykais situacija. Tarkim, pirmas buvo klausimas, ar įmanoma gauti leidimą atsidaryti įmonę. Tai be abejonės, įmonę galite atsidaryti labai nesunkiai. Žinoma, jeigu norėsite tai įmonei ir vadovauti, ir turėti direktoriaus statusą, tam reikės gauti spec leidimą, kas užtrunka maždaug apie porą mėnesių. Bet kiek žinau, problemų nekyla, nebent jūs būsite užkliuvęs kažkom tarnybom, galbūt koks nors Cichanovskijos palaikytojas, ar dar kažkur tai labai aktyviai pasižymėjęs, pylęs purvą ant Baltarusijos, pylęs purvą ant Lukašenkos, tai tada šitie dalykai nepavyks. Bet šiaip normaliai tikrai Baltarusijoje visą tai yra skatinama, kad užsieniečiai atsidarinėtų verslus, jos kurtų, steigtų, darytų, vystytų. Jie tokiu būdu bando parodyti, kad jų šalis yra draugiška, geranoriška, ir paneigti visus mitus apie tai, kaip čia paskutiniai buvo bairiai iš viskai rašė, kad, žodžiu, jeigu važiuoti Baltarusiją, vos ne testamentą parašykite ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tikrai, įmonę atsidaryti tikrai nėra problemų. Jeigu kam prireiks, tai galite irgi rašyti celofanopartija@gmail.com, čia priskirsim prie tų paklausimų, kas susijęs su nekilnojamu turtu. Ir tikrai tą informaciją suteiksime. Sekančio klausimo dalis yra turėti privačią sąskaitą. Jokių problemų, tikrai sąskaitą banke galite Baltarusijoje atsidaryti. Reikia tik tai turėti registraciją ir išsiversti pasą. Tai čia atvykus šitie dalykai tikrai nesunkiai išsprendžiami. Pasą, jeigu paduosite iš ryto vertimui, po pietų atsimsit, po pietų galite atsidaryti ir banko sąskaitą, iš karto šitas dalykas ganėtinai greitai pavyksta padaryti. Čia vienos dienos klausimas. Jums šitą dalyką susitvarkyti, tai tikrai privačią sąskaitą. Kokie yra pliusai, kad Lietuva, nei ES niekada nesužinos, kiek yra toj sąskaitoj pinigų. Baltarusiai apskritai neduoda visiškai jokios informacijos ES apie žmonių lėšas ar įmonių lėšas Baltarusijos bankų sąskaitose. Ir, matant tai, kad šiek tiek jau sankcijos vis tiek, tas spaudimas mažėja, kai kur jau baltarusiškom kortelėm jau galite atsiskaityti, nes tikrai ne visi Baltarusijos bankai turi tarptautinės sankcijas. Tai yra ES sankcijas, tai tarkim, aš esu irgi atsidaręs vienam iš bankų sąskaitą, kuriam nėra tam bankui taikomos sankcijos, ir žodžiu, sėkmingai galiu naudotis paslaugom, dar nebuvo poreikio išvažiuoti į užsienį, bet kai išvažiuosiu kažkur, tai pasižiūrėsiu, kaip ta veikia kortelė. Gali kilti klausimų, aišku, tik ES, bet šiaip visur kitur viskas yra tvarkoj, banko kortelės apart ES visur veikia be problemų. Absoliučiai. Ir sakau, kiek turit pinigų, čia
čia niekas apie tai niekada nesužinos. Dabar vykdyti verslą su kitomis ES šalimis. Tai tikrai jokių problemų nėra. Didžiausios problemos, aišku, kyla su pavedimais, kai reikia atsiskaityti, ir su prekiami, jeigu yra sankcijos. Ta prasme, jeigu jūs norėsite atvežti trąšas, tai yra problematiška. Jeigu jūs norėsite atvežti medieną, tai yra problematiška. Yra sektorių, kuriuos ES blokuoja, bet yra pilna sektorių, kur gali prekės judėti sėkmingai, be problemų, ir daugybė tų sektorių yra dirbama tais klausimais. Tai čia yra prekės visos gerokai pigesnės ir vežant į ES, sakau, jeigu bus sankcinės prekės, tai jūs tiesiog neįvešit, aš ten niuansų nepasakosiu. Tai, bet iš esmės tikrai. Na ir paskutinė klausimo dalis, žodžiu, įsigyti nekilnojamo turto. Tai jau tą esu ne kartą sakęs, kad įsigyti nekilnojamo turtą tikrai galite be jokių problemų, turėti jį savo vardu, jokio antstoliai niekas to turto net nežinos apie tai, kad jūs jį turite. Ir kaip ir minėjau, jūs dar automatiškai gausit leidimą gyventi Baltarusijoje, kas ateityje, mano nuomonė, tikrai padės, jeigu Lietuvoje, tiesiog gyventi pasidarys nebeįmanoma. Ir viskas. Tai, o panašu, kad viskas link to eina. Mokesčiai didinami ir toj palaukit. Prasidės šildymo sezonas, tai bus iš vis linksma. Tai va, tai tiek, jeigu turit klausimų, rašykit celofano@tgmail.com, pasistengsim atsakyti. Milžiniškas kiekis buvo paklausimų dėl nekilnojamo turto. Jau šią savaitę jau laukiu skambučių. Bandysiu gal kažką tai parodyti, lyg tai kai kuriem aukcionams sueina terminas, nes tie, kur butukai, tie namukai, kur galima nupirkti už 15 eurų, tai jie kaip ir turi būti aukcione, įstatyti aukcioną. Bet jeigu nei vienas pirkėjas neatsiranda, tai tada už tą 15 eurų jį ir pavyks nupirkti. Tai kiek žinau, keletą tokių lyg tai yra. Buvo čia dar vienas reikalingas žmogus atostogavo, dabar jau šią savaitę grįžęs po atostogų, tai va šitus visus mes reikalus išspręsim. Tai va tiek žinių. Ačiū dar kartą ponui Fox už paklausimą, labai geri paklausimai. Labai rodo, ant kiek žmonėms vis dėlto yra pripilta dezinformacijos. Kad žmogus klausia, ar viskas uždrausta. Įsivaizduojat, žmonės abėjo. Ne, nieks neuždrausta, pažiūrėkit, viskas šio tvarkoja. Tai va, tai tiek žinių, laikykitės, bus naujienų dėl nekilnojamo turto, dar šią savaitę būtinai pranešiu. Iki.